Palaukit. O kas čia dabar yra? Ne visiems viešnagė Tenerifėje paėjo. Žmogus kaliai stulpas autobusu. Žiūrėsim, ar viskas gerai. Hola, buenas. Perfecto, el DNI o pasaporte, Mauricio. Sí. Mauricio. Este carril, español, ¿me entiendes? Sí, entiendo, claro. sí. Pues pisando la raya blanca como ella. La raya blanca. Exacto, con esta rueda la raya blanca. Vale. Ok, gracias. Sveiki draugai, sveiki sekėjai ir nesekėjai. Tai oficialiai skelbiu, kad mano kelionė į Afriką prasidėjo. Kalbant apie nuotaiką, dviejopą. Iš vienos pusės tai nerealiai fainai. Darysiu tai, ką labai senai norėjau daryti ir apie ką labai senai svajojau. O iš šitos pusės tai atsisveikinu su savo mergaitėm. Vienai mergaitė tik tais vieni metukai yra. Tai neslėpsiu, širdeliai, kirminėlis tikrai graužia. Bet pasiemu ją į kelionę. Drive safe, daddy. Ir pasistengsim grįžti be randų. O ką, dabar atvažiavau iki kelto. Iš tikrųjų ir lyja, ir vėjas pučia, ir keltas mažas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad siubuosios, daužysiuosi, kankinsiuosi. Ir tos 36-7 valandos bus tikra kankinė. Bet dėl tokio tikslo tai iškentėčiau žymiai daugiau valandų ir viskas čia yra gerai. Nu ką, palieku savo mažulę. Tikiuosi šitie nejobins man į mašiną per bangas. Lygtai čia pritvirtinti. Viskas, susitiksim už poros dienų nepilnai. Panašu, kad ne visiems viešnagė Tenerifėje paėjo. Ups. Tai pasirodo, buvau visai pamiršęs, kad pirkau vietas paprastas, net ne VIP. Nes dažniausiai pirku tokias VIP vietas. Tai nedaug ten jos kom skiriasi, bet sėdynė pilnai nusileidžia ir būna elektra. O čia nenusileidžia sėdynė ir nėra elektros ir dar esu prie valgyklos. Tai kvepėsiu aš čia labai skaniai po šitos kelionės. Nu, bet užtat turiu televizorių, kurio nemačiau jau labai daug metų. Nesu tikras, ar užtraukiau rankinį. Nelabai mėgstu aš jo traukaliot, tai nelabai palaukit. O kas čia dabar yra? Kaip bairiukas. Kas nunešė mano veidrodį lygioj vietoj? O, da, ir veidrodėlį, ir Antaną. Veidrodėlį gal ir ne dar, bet Antanui tai jau kaput. Nu, čia yra geras. Viskas, kreipsiuosi į teismą. Policiją kviesiu. Nu va, veidrodėlį sutvarkiau. Įsistatė, nelabai suprantu, kaip jis čia galėjo nulėkti. Čia turbūt ėjo, užkliudė, praeidinėdamas čia, pamtelė ir nuskrido. Bet tai, ką žinau, galėtum nenumest čia kažkur, padėti ant mašinos ar bandyti uždėti. Dabar reikia pažiūrėti, ar tą rankinį aš palikęs. Tai aišku, kad ne. O, dabar okei. Tai jeigu jau nepradėjau dar normaliai kelionės, o Antanėlis veidrodėlį jau nunešė,
Tai kas čia lauks toliau, ką? Susiradau tokį spotą. Svarbiausia turiu, elektrą. Tai padidinsiu šiek tiek vidosą. Ir labai pasistengsiu jums įkelt kažką, kas kokias 3 dienas. Bet nieko prižadėti negaliu, nes, kaip žinot, nemiegosimės viešbučiuose. Nebent ten pradžioj, kai bus labai šalta ir panašiai. Galbūt kažkur ir pasilepinsim, žiūrėsim nuo situacijos. Jeigu ten matysim, kad labai šalam ar ten, žinot, suplūkę labai nesiprausę 5 paras, tai gal kažkur įkrisim į kokį viešbutį, kur bus internetas. O šiaip tai pabandysim iš karto nusipirkti korteles ir žiūrėsim. Šiaip Maroke visai neblogas internetas, kiek žinau, tai turėtų viskas būti gerai. Day 3. Tai ką, draugai, viskas, plaukimas baigėsi. Nenoriu aš čia nei keiktis, nei, žinot, patys, bet nekoks plaukimas tikrai. Užsikonservavau konkrečiai 30 čia keliom valandom. Dar 1,5 valandos liko iki kranto ir viskas, prasidės kelionė normaliai. Žiūrėkit, kaip mašina atrodo po kelionės. Tiesiog tragiška. Nu, sakyčiau, nėra labai šilta. 11 laipsnių. Trip A, tai reiškia, kad nusinulinau spidometrą išvažiavęs tik tais iš namų. Tai gavosi 72 km man iki kelto. O, kokia jodukė. Reikia paklausti, kiek kainuoja. How much? How much? 50 euro for us if you want. Vamos, vamos! Atvažiavom iki uosto jau. Iš tikrųjų, turėjom būti 2 valandas prieš išplaukiant keltui. Bet dabar yra jau 14:26, o 4 valandą išplaukėm. Tai vėluojam realiai 20, beveik 30 minučių. Tai viskas tvarkoj, viskas laiku. Turim biletukus. Ailiuksėlis irgi, viskas good. Prasivažiavom, čia dar truputį tokių blogų kelių užgaudžiau, bet nieks nedreba. Tik tais garsas viduj, tai kosminis yra ir ypatingai, kaip gaunam vėją pro čia, eina jisai per visą apačią. Ir turbūt į tuos antrekus atsimuša. Blemba, kaip pučia, bet jaučiu, kad daugiau čia nelėksim 130 ir nebus čia daugiau tokio garso. Tai va, mūsų bardakėlis iš karto, kaip 2 bachūrai, tai čia nieko kito ir nesitikėk. Nukeltas toks, matęs gyvenimą jau. Nosis atsiveria, kaip įdomiai. Išplaukiam iš uosto jau. Jeigu matot šitą kalną, tai čia yra Gibraltaras. Ir jeigu ten va pritrauksiu dabar, tai ten yra oro uostas, šitas garsusis Gibraltaro, kur tu jeigu nori patekti į patį Gibraltarą, turi užsidaryti vartai, pravažiuoji taką ir tada patenki į patį Gibraltarą. Išvažiavam iš kelto, pavažiavam nuo kelto 10 metrų, stovėjo policininkas ir tikrina visų pasus varto. Tai padavėm pasus, tikrina, tada pasiėmė lesijo, tikrina. Sako, jūs neturit štampo. Tai sakom, mes nežinom, mums nieks nedavė štampo, nieks nieko nedėjo. Sako, jiem turėjo Ispanija uždėti štampą. Tokia biški nesąmonė. Tai dabar pastatė mus čia tokiau.
keltas va mums už nugaros yra. Ir dabar laukiam, kol atvažiuos policija ir uždės mums štampą. Tai ką aš manau, tai laukiam policijos ekipažą, kad mus išpurtytų. Nu, bet žiūrėsim, kaip čia bus. Įdomiai pamačiau labai. Kaunas, Panama. O taip va. Tai žodžiu, grįžtam atgal į keltą. Atidavė pasus mum, bet štampo dar neuždėjo. Jau grįžom į keltą atgal. Sakom, va paskui tą žmogų duos štampus. Ištrūkom iš laivo. Gerai, turim savo pirmą pamokėlę. Jeigu kad nors kelsitės į Maroką iš Ispanijos, tai žinokit, nes mes nežinojom, kad įlipus į keltą reikia nueiti į receptioną, užpildyti tokį popieriuką su savo ten duomenim ir taip toliau. Tada nueini pas tokį policininką ten, taip aš jau galima pavadinti, ir jisai įdeda štampą tau į pasą, kad tu galėtum įvažiuoti į Maroką. Mes to nepadarėm. Ten sakė jie mum, kad per ruporą kalbėjo, kad čia reikia tokį dalyką daryti ir panašiai, bet aš buvau su ausinėm visą laiką praktiškai. Be video dirbau, Alesijo miegojo. Tai nei jisai, nei aš nieko negirdėjau. Tik išvažiavom iš kelto, buvom sustabdyti, patraukti į šoną, sakė, už 15 minučių atvažiuoja policininkas kažkoks ir įdės štampą. Tai iš tų 15 minučių gavosi maždaug 1:20. Prasidėjom pralaukiant, tada atvažiavo tas policininkas, tada su to policininku vėl ėjom atgal į keltą, o keltas jau buvo atgal prisipildęs ir jau turėjo išplaukti neužilgo. Tai mūsų mašina liko krante, mes užlipom su juo į keltą ir kai davė iš receptiono tą moteriškę kelto, davė lapuką supildyti, jinai mums pasakė, sako, už 15 minučių keltas išplaukė. Tai jeigu, sako, nespėsit, sako, nu, tipo, man nieks neįdomu. Tai ten pildėm, ta prasme, tokiu greičiu, kad, žodžiu, tada atėjo tas policininkas, ten vartė, tos pasus, žiūrėjo, klausinėjo, o mes girdim, kad jau, ta prasme, viskas, visi suvažiavę yra į keltą ir ten jau cypė tie alarmai visi cypė. Tai, žodžiu, bėgom iš to kelto, kad tik tais mūsų ten neišplaukdintume. Tai būtų bairis. Būtume likę kelte, atgal į Ispaniją plaukę, o Hiluxas būtų likęs uoste. Tai va, tai šito išvengiam. Žmogus kalė į stulpas autobusu. Žiūrėsim, ar viskas gerai jam. Žodžiu, pažiūrėk, visą šitą išvertė stulpą. Vaizdelis buvo grinai priešais mus. Tik išvažiavo iš žiedo ir pylė į stulpą. Viešnagė prasideda kaip priklauso, ką? Gerai, judamės toliau. Priešais mus stulpas virsta, krenta, dūmai, žiūrim, airbegai išsprogė. Keista, kad airbegus neturėjo. Tai, žodžiu, pradžia gera. Tai dabar darom taip. Važiuojam iki vieno miestuko, pabandysim nestinaiš išsimiegot, mums dar 48 minutės liko ir viskas. Rytoj iš ryto važiuosim, ieškosim, kur draudimą pasidaryti ir keliausim toliau. Tai chebrytė, šiam epizodui bus viskas, nepamirškit laikutį paspausti, pasidalinkit labai prašau ir pasiekit mane YouTube'ai. Tai susitiksim už kelių dienų.